Šiandien tvarkysiu šitą gėlyno visą plotą. Apkarpysiu augalus, kurie yra peraugę arba apdžiūvę. Išrausiu žoles, kurios neturėtų ten augti. Kai ką nužydėjusi jau nukarpysiu. Žodžiu, aptvarkysiu. Ir vėlgi eigoje, jeigu veiksiu ką nors įdomaus, jums parodysiu. Gana greitai atėjau iki šitos vietos ir ruošiuosi dabar apgenėti raugerškį. Bet pamačiau kai ką įdomaus. Štai čia yra gipsofila. Jinai žydi tokiais labai mažyčiais rožiniais žiedeliais. Sėjau aš ją pernai. Štai parodysiu, kokios sėklos buvo. Pernai pasisėjau į vazonėlį, jos labai gerai sudygo, 100% praktiškai. Sėklytės labai smulkios, todėl daigelių buvo labai daug. Ir dalį jų išsodinau gėlyne, šitam didžiajam ir dar toje savo augalų prieglaudoje irgi vieną kupstelį pasodinau. Pernai jos nespėjo pražysti, pražydo vienas tik tais kupstelis ten augalų prieglaudoj. Ir labai nustebau šį pavasarį, pamačiusi, kad jie peržiemojo sėkmingai ir nenušalo ir štai dabar ruošiasi jau vėl žydėti. Šiaip tai jie yra, pasirodo, visžaliai. Gipsofilos pas mus nelabai žiemoja, kiek žinau, todėl tikrai nesitikėjau, kad jos bus išlikę iš po žiemos. Bet labai malonu, kad jos išliko. Ir vis dėlto aš tikėjausi aukštesnių daigų. Čia parašyta, parodyta, kad jų aukštis yra 50 cm. Na, nežinau, kiek reikia jom dar čia augti, kad pasiektų 50 cm. Dabar jos tik 10 su visais žiedynais nuo žemės. Na, net jeigu jos bus ir žemutės, ir čia rožiniais debesėliais žydės, mane tai visiškai tenkins. Na, o dabar apgenėsiu raugerškį. Dar prieš tai tik noriu parodyti, koks jisai iš tikro yra nuostabus. Pažiūrėkite, kokia spalva jisai nusidažo, kai augina naujus ūglius. Netgi stiebeliai yra raudoni, jie net ne bordo spalvos, štai čia yra bordo spalva, o čia yra raudona. Štai kokios gražios spalvos stiebai. Štai va šitie. Ir paskui, jau tiksliau dabar, ima atsirasti geltonas kraštelis ant šitų lapelių. Ir jie visi pasidengs šitais geltonais tokiais apvadėliais. Viduje šiek tiek žalias, kur šviesos negauna. Na, tiesiog gražuolis. Tai kaip anksčiau minėjau, jau esu rodžiusi. Tiems, kurie mane stebi seniau, matėt, kad yra keletą šakelių, kurios apdžiūvę. Ir dabar labai gerai matosi, kurios yra tikrai silpnos, kurios neatsigavo. Aš jas ir iškarpysiu. Vaizdas labai nepasikeis nuo to. Iškirpsiu gal kelias dar, tokias irgi pritrumpinsiu, tiksliau, silpnas šakelės. Ir jį tiesiog atgaivinsiu šiek tiek. Na štai, šiek tiek aptvarkiau. Dabar jisai atrodo toks tvarkingesnis. Nebėra šitų sudžiūvusių visokių šakelių. Tokį sanitarinį genėjimą, kai išpjaunamos sudžiūvę šakelės, augalams galima atlikti ištisus metus. Augalams nepakenks, tai bus tik tais dar geriau, jeigu jūs dalis šitas atmirusias pašalinsit. Dar vienas įdomus faktas apie raugerškius. Nežinau, ar jie visi tokie, ar tik tais tie, kurie auga pas mane. Pas mane yra šitas raudonas ir dar ten prie sienos namelio yra geltonas. Jie yra iš to paties motininio
augalo pasisėję. Bet raugerškių mediena yra labai įdomios geltonos spalvos. Štai aš jums parodysiu. Ir šaknis jų yra geltonos. Ir pati mediena yra tokia geltona ryškiai. Ar jie visi tokie būna, ar tik tais kai kurie, tikrai nežinau. Nes su kitokiem veislėm neturiu patirties. Iškirpau daug va tokių šakelių, jos buvo nudžiūvę, bet apačioje išleidę tokius gerus daigelius. Tai va tik kitų daigelių nukirpau ir ta šakelė toliau šakosis ir leis stiebelius. Viskas su raugerškių reikalai baigti. Žinot, yra toksai youtuberių sodininkų formatas pasivaikščiojimas po gėlyną. Tai pas mane bus naujas formatas, kuris vadinasi pašliaužėjimas po gėlyną. Aš tai taip ropoju čia po truputį ir tvarkau kraštą šitą va. Ir viską nors randu, ką jums galėčiau parodyti. Tai dabar prišliaužiau prie hortenzijos Polestar. Ir noriu parodyti tai, kad jinai jau sukrovė štai tiek daug žiedų. Ant kiekvienos šitos mažos šakelės yra po žiedinėlį. O va čia labai įdomus yra šilokai. Pažiūrėkite, kokios jie spalvos. Žydi geltonai žiedeliais, negražiai žydi, todėl aš šios to žiedelius nuskinu. Auga labai lėtai, bet, na, tokie originalūs labai. O štai čia žydi laiškinis česnakas. Žinot, aš jau čia atsiguliau. Gerai, viskas, dirbu toliau. Ar žinojote, kad jeigu randate dirvoje štai tokį dalykėlį, tai reiškia, kad čia buvo karkvabalis ir jisai kažkur šitoje maždaug vietoje padėjo savo kiaušinėlius. Ir čia išsivystys kažkada lervos. Nebūna jokių skylučių, nieko. Ir surasti tuos kiaušinėlius iš tikrųjų yra gana sudėtinga. Ir pakasus tai nelabai dar jų ir atrasit. O jeigu jūs matote štai va tokias skylutes, kaip va čia, jos labai mažytės, vos pirštas telpa. Va čia, pas mane yra va čia, va kiek jų čia, kelios netgi. Iš tų skylučių išėjo jau susiformavę iš lervų suaugę vabzdžiai, karkvabaliai. Išėjo ir išskrido. Vis tik nepatingėjau ir iškasiau tą vietą, kur radau karkvabalio sparną. Ir šį bei tą radau. Radau štai šitus du gyvus padarus. Šita lervutė labai mažytė. Jinai tikėtina šių metų. Nežinau, kaip čia ir jums gerai matosi. O kitą dar radau didesnę. Šitame gėlyne karkvabalių lervų yra tikrai nemažai. Ir kiekvieną kartą kažką tai sodindama, kasdama randu jų ir ne vieną. Nežiūrint to, kad gėlynas lyg ir apsaugotas, tai yra apsodintas. Va tai tas vietas, kur yra užmulčiuota, kur yra apsodinta, karkvabaliai nelabai eina. Jie eina į tokias vietas dėti savo kiaušinių, kur yra plika žemė. Dabar atėjau iki tokių gražių floksiukų. Čia kažkur variukas. Štai. O kaip gražiai jie žydė, jie tokie vėlyvi palyginus, nes balti mano floksai jau kaip ir į pabaigą sužydėjimo. Yra dar tokie šviesiai violetiniai. Tuoj parodysiu. Štai šitoje vietoje irgi vėliau šiek tiek pražysta, irgi labai gražus. Tokie kaip ir rausvi, kaip ir violetiniai. Čia
Čia va toksai nedidelis visiškai dar gabaliukas, neišsiplėtė jie dar kol kas. Ir yra dar tokie labai ryškiai rožiniai. Mačiau vienoje vietoj dar žydėjo vienas žiedelis, parodysiu, kad įsivaizduotumėt kokia spalva. Va štai čia buvo jie pasodinti, bet per visus sodinėjimus kitų augalų kažkaip jie kaip ir panyko man truputėlį, bet manau, kad išsiplės. Tarp soros va čia va yra įsimaišęs. Žodžiu, spalva tokia. Nelabai be yra iš ko parodyti. Tokia labai ryški. Ir balti. Va čia, kur ant saulės jie jau nužydėjo visi. O ten prie terasos, kur yra dar ne tiek daug saulės, jie saulės gauna tik antroji dienos pusė, dar visiškai neblogai žydė. Štai tokia mano floksų kolekcija. Plukės lieknosios šiemet užaugina labai didelius gražius žiedus. Jos jau baigia nužydėti ir kai numeta savo žiedlapius, lieka štai tokios sėklų dėžutės. Gerai pažiūrėjus, matosi, kad jų jau yra tokių nemažai. Jos labai gerai siejasi. Jeigu subrandins sėklas ir išsisės, jų turėsite labai daug. Jeigu jums jų labai daug nereikia, tai reikėtų tada šitus nužydėjusius žiedelius nukirpti iki tos vietos, kur prasideda lapeliai. Nerekomenduočiau palikti šitų stiebelių, nes paskui jie apdžiūvę negražiai atrodo ir vis tiek, norint, kad gražiai atrodytų, tenka juos papildomai vėl iškirpti. Na kągi, sekanti stotelė. Radau dar vieną augalą, kurį nuolat pamirštu. Ir tai yra didysis šilokas. Kaip aš jį įsigijau ir kaip aš jį sodinau, yra atskiras video. O dabar galime pasižiūrėti, kaip jisai atrodo. Pasodinau jį čia, tokioje vietoje, va štai už šito kadagio, už alyvos, rožės netoli. Nežinau, kaip jisai atrodys, kokio jisai bus dydžio, kokiais žiedai žydės. Bet dabar atrodo kol kas įspūdingai, nes jisai labai auga toksai vešlus, labai dideli lapai, stori kamienai, stiebai. Ir atrodo taip jau tvirtas. Žiūrėsiu, lauksiu jo žydėjimo, aišku, tas bus tik tais rudenį. Matysim, kas čia iš jo bus iš tikrųjų. Buvo pirktas prekybos centre ir etiketėje veislė nebuvo nurodyta. Baigiau. Dar prabėgsime ir pasižiūrėsime kai kurios augalus. O šiaip aptvarkiau, viskas kaip ir mane tenkina. Dar šiek tiek norėčiau apie spalvų derėjimą pakalbėti. Pažiūrėkite, alyva žydė šiuo metu. Žydės Mejerio alyva. Štai ten. Ir labai gerai dera prie šitų spalvų česnakai dekoratyviniai ir laiškiniai taip pat. Našlaitės čia truputėlį iškrenta, bet kai kurios dera. Vat sakykime, jeigu mes paimtume šitą spalvą ir pridėtume prie šitos spalvos, jinai puikiai dera. Ta pati spalva, skirtingi atspalviai tik tais. Netrukus čia dar sužydės ir jisai. Štai čia yra tokie žydri risai. Jie pražysta praktiškai nužydėjus alyvams, bet ir su laiškiniais ir su dekoratyviniais česnakais visai gerai dera. Ir sakykime, jeigu paimtume našlaitės štai šitą spalvą ir pažiūrėkim, kaip jinai dera su irisu. Štai puikiai.
Ir šita spalva visai gerai ir su šita, nes lapeliai žiedlapiai skirtingi. Yra ir šviesiai alyvinė, ir tamsiai alyvinė. Tai va, rinkdami spalvą savo gėlynui, stenkitės, kad kuo daugiau būtų tokių vienu metu maždaug vienodą atspalvę žydinčių augalų. Tada jūsų gėlynas atrodys vientisesnis. Dabar dar galim pažiūrėti, kaip jaučiasi mano paskutinis pirkinys, tai lanksva Little Princess. Puikiai adaptavosi jinai čia, jau sukrovė žiedelius ant kiekvieno šakelis, netrukus žydės. Liko nenugenėta dar šita levanda, bet tiesiog dabar jau nespėju. Tai va, galima trumpai prabėgti, pasižiūrėti. Maumedis jaučiasi puikiai. Cūga šiek tiek stresavo. Sprendžiu iš to, kad pakeitė šitą spalvą. Gavo daugiau saulės ir jeigu anksčiau spalva buvo štai tokia tamsiai, gražiai, šiek tiek melsvai žalia, tai dabar jinai pakito į gelsvą tokią. Bet nauji augliukai auga, vadinasi viskas gerai. Jeigu jinai man čia nugeltonuos, tai nepatiks man toksai variantas, bet aš labai tikiuosi, kad šitas geltonis yra laikinas. Ir paskui jinai vėl bus žalia. Čia pasodinta Polestar mažutė. Ir va, jinai irgi su žiedeliais ant viršūnėlių. Jeigu norite ankstyvos hortenzijos, kuri pražysta pati pirmoji ir kuri labai ilgai žydi, labai ilgai išlaiko savo spalvą, tai drąsiai galite sodinti Polestar. Dar noriu užakcentuoti, kaip gražiai dera dekoratyviniai česnakai su Mejerio alyva. Labai gražu ir dar ten ta kita alyva paprasta. Spalviškai viskas labai gerai. Štai tokios tulpės Chinatown pas mane šiemet žydėjo gėlynė kartu su Black Parrot. Liko vienas vienintelis žiedas. Labai gražios tulpės. Paliksiu aš jas kitiem metam, neiškasinėsiu, bet spalvų man kažkaip šiemet trūko. Tai kitais metais gal susodinsiu dar daugiau tų įvairias spalvių. Kol kas su jumis atsisveikinu. Į gėlyną užsuksim, kai čia atsitiks kas nors įdomaus. Kas nors užaugs, kas nors išdygs arba kas nors pražys. Linkiu visiems gražių žiedų. Ir iki kito karto.